5 mitai arba mifai, kuris žodis jums daugiau patinka, tokį ir naudokite. Šiandien mes su jumis pakalbėsime ir aptarsime 5 mitai apie būto interjero dizainą. Važiuojame. Mitas numeris 1. Tikrai egzistuoja toksai mitas, pavadinkime numeris 1, kad dizain projektas labai stipriai padidina mūsų remonto kainą. Visų pirma, dizain projektas kūrimas tam, kad ateityje paprasčiausiai optimizuoti išlaidas. Pagrindinis jo tikslas – numatyti ir apgalvoti viską iki pačių smulkmenų. Tokiu būdu remonto ir apdailos darbų metu neprireiks papildomų kažkokių tai pataisimų arba jau padaryto darbo taisyti arba iš viso perdaryti jį. O tai be abejo padės išvengti papildomų išlaidų arba, taip sakykime, nereikalingų išlaidų ir, kas svarbiausia, laiko švaistymą. Be to, dizaineris visada orientuojasi į užsakovo poreikius ir galimybės. O sudaryta sąmata suteikia realų supratimą apie investicijas. Toksai nedidelis pavyzdys. Pasiimkim tą pačią vonią. Mes nežinom, kaip klijuoti plyteles, arba stačiai, arba guldant, kokie būtų išmatavimai ir vis dėlto pasirinkti plytelės 1,20 ant 60 arba 60 ant 60 arba dar pasiklijuoti ant sienos kažkokią tai mozaiką. Kai mes turime tokias situacijas, dizaineris visada mums į pagalbą. Mes iš karto matysime gatavą produktą ir galėsime jį koreguoti. Jeigu mes matom, kad mums daugiau patinka plytelės klijuoti stačiai, dizaineris iškart viską apskaičiuoja ir mes matysime ant popieriaus lapo, ar mums patinka tas galutinis vaizdas, ar vis dėlto reikės kažkokių tai pataisymų. Daleiskim, nebūtų kažkokių tai kampuose ten gabaliukai, nes būna, kad toksai variantas nelabai estetiškai atrodo. Tų pačių rozečių arba jungiklių išdėstymas. Mes iškart prieš darydami remontą viską galėsime sukoreguoti. Mitas numeris 2. Dizain projektas tuščio laiko švaistymas. O kad dizaineris iš viso nesupras kliento norų. Čia, aišku, iš karto be visokiausių ginčių, kiekvienas užsakovas turi savo supratimą apie dizainą ir komfortą, o dizaineriai neišimtis. Tačiau visi specialistai orientuojasi į klientą. Jie išsamiai nagrinėja šiuos aspektus. Išaiškina visus kliento ir visų namuose gyvenančių pageidavimų, kad projektas atitiktų keliamus reikalavimus. Taiko visada profesinės žinias, įgūdžius ir stiliaus pojūtį. Kad, aišku, interjeras būtų ne tik gražus, bet kad jisai taptų ir funkcionalus. O kad jūs būtumėte ramus, mes, aišku, pradėsime nuo mažesnės patalpos, galima pasiimti tą pačią vonią arba vieną kambariuką ir po trupučiuką. Jeigu piešinys jums patinka, mes tęsime darbus. O jei iš viso pilnai nepatinka tas dizainas, kurį sukuria mūsų dizaineris, mes būtinai jį pakeisime kitų specialistų. Pavyzdys. Daleiskim, iš viso planas nepatinka, pradedame nuo mažo kambariuko, iš viso dizaineris nesusitvarko ir neduoda mums labai aiškiai visų atstumų, tų pačių rozečių, stalo, ten sofos, lovos, televizoriaus išmatavimų ir pats dizainas mums nepatinka, mes paprasčiausiai keičiam į kitą specialistą. Tas pats ir su atliktų darbu, nes dažniausiai ateina profesionalas, visų darbų karaliai, bet kai pradeda daryti nuo mažens, mes paprašom padaryti vieną sieną, matom kokybę ir keičiam kitų specialistų. Čia su dizain projektu irgi tas pats niuansas. Mitas numeris 3, kad egzistuoja toksai mitas, kad dizain projektas užtrunka labai ilgai. Daugelis žmonių atsisako dizainerio būto remontui, nes mano, kad projekto kūrimas gali užtrukti kelis mėnesius. Bet tačiau tai būna ne visada. Visų pirma, patyręs dizaineris iš karto supranta klientų pageidavimus, todėl nereikia gaišti laiko begaliniams derinimams. Antra, kai kurios įmonės iš karto siūlo pasirinkti jų sukurtus dizain projektus iš savo duomenų bazės ir juos pritaikyti jūsų būtui. Tai leidžia sutaupyti pinigus ir, kas svarbiausia, laiką.
o tuo pačiu gauti ne tik jaukų interjerą, bet ir visus reikalingus brėžinius remontui. Mitas numeris 4. Remonto išlaidos bus didesnės nei nurodytos samatoje. Samatoje nurodytos medžiagų bei daiktų, kurie bus naudojami būto įrengimui, baldų, buitinės technikos ir dekoro elementų kainos. Prieš jų pirkimą su klientu būtinai derimas poreikis įsigyti tam tikrus daiktus, gamintojas kaina konkrečioje parduotuvėje ir visa kita. Taigi kažkokių tai paslėptų mokesčių nėra. Visos išlaidos gali padidėti tik tuo atveju, jeigu mūsų klientas paprasčiausiai nuspręs pats kažką tai pakeisti į ką nors brangesnių variantų. Dėl to mes visada sudarome kuo tikslesnę sąmatą. Toksai pavyzdys, daleiskim ir su tom pačiom plytelėm. Iškart suderinam, kokios plytelės pirksim, iš kur pirksim, apsižiūrim jų kainą, paskaičiuojam atvežimą ir užnešimą ir iš karto jūs matote pilnai, kiek kainuos toksai darbas. Arba projekto pradžioj klientas irgi padaro savo sprendimą, su kokiom medžiagom mes dirbsime. Arba pačio pigiausio segmento, galim pasirinkti tokį viduriuką, sakykime, optimalų variantą, arba pačių brangiausių segmento. Tais pačiais dažais galima dažyti sienas. Tai pačioje pradžioje, padarant samatą, mes pasižiūrim visą įkainį ir jeigu reikia taupyti, tai pasižiūrim, kur galim sutaupyti. Jeigu norim pagerinti rezultatą, tai galim nupirkti brangiausio segmento medžiagas. O turbūt aiškinti, kodėl brangesnio segmento apdailos medžiagos geresnės, šiandien nėra prasmės, nes mes kalbėjome prieš tai, buvo porą vaizdų įrašų, ten tokius dalykus mes aptarėme pilnai. Mitas numeris 5. Verta pakalbėti apie tai, kad dizaineriai labai kūrybingi ir statybininkai, paprasčiausiai meistrai, negali įgyvendinti jų idėjų. Šis mitas atsirado dėl labai daugybė televizijos laidų, kuriuose pirmiausiai sekama kažkokio efekto. Tačiau realybėje profesionalus dizaineris neatsisakys funkcionalumo ir stiliaus dėl savo saviraiškos ar nesukurs neįgyvendinamų projektų. Mes visada tikriname, ką sukuria dizaineris ir būtinai įvertiname, ar tai galima įgyvendinti praktiškai. Daleiskim kažkokią tai nišą, nes atstumas tarp sienos ir nišos turi būti mažiausiai 20 comų. Jeigu dizaineris nori pasidaryti kažkokią tai mažą nišą, 10 comų ir nežino, kaip ten pritvirtinti varžtais tą gipskartoną, nuo tokių sprendimų reikia bėgti. Arba būna, daleiskim, šeimoje gyvena kairiarankis, ir jam irgi toj pačioj vonioj turėtų būti rozetė po kairę pusę. Arba kažkoks tai grožio stalas miegamajam, ar specialus yra tam kambarys, irgi ta pati situacija. Reikia viską apgalvoti. Jeigu dizaineris kažką tai išgalvoja iš lempos, ten kažkokia tai rozetė po stalo, ar dar kažkokių tai niuansų, stumdomos durys, kur jų iš viso neįmanoma sumontuoti, arba reikia iš karto, kad būtų padarytas specialus planas, ant kiek bus storesnė siena ir kokiom medžiagom turi būti vykdomos visas darbas. Nes būna tokių dalykų, minčių pas dizainerių, kurių paprasčiausiai neįmanoma įgyvendinti. Reikia dar turbūt porą pavyzdžių, tai jeigu mes, daleiskim, užeinam į tą patį kambarį, mes turime rankiną ir prie tos rankinos turi būti jungiklis. Nes dažniausia klaida, kiek aš matau projektų, mes atidarom duris ir paprasčiausiai tas jungiklis arba už durų kažkur tai, arba iš kitos pusės. Tai ir žiūrėkite, jeigu dizaineris jau padarė planą ir mes duris traukiam į save, po dešinę pusę turi būti jungiklis arba iš šitos pusės, arba priešingoje pusėje, kai mes užeinam į kambarį. Dar iš tokių niuansų vonios apsiuvimas. Jeigu pas jūs vonia, nors ir šiuolaikiški būtai visi mėgsta daryti ten tą trapą, kad būtų viskas lygiai padaryta iš plytelių, bet daleiskim, jeigu vonia, mes apsiuvinėjam ją ne iki pačių grindų, o turi būti tarpas 9-10 comų, kad mes galėtume prieiti kaip įmanoma arčiau. Nes dažniausiai irgi padaroma
tokia klaida. Nu ir apie šviestuvus aš jau nekalbu, reikia būtinai pasižiūrėti, kokie šviestuvai ir kur tinka. Jeigu žmogus galvoja, daleiskim, kad lubos palieka betoninės perdangas, tai reikia pasižiūrėti tokių variantų, kokiegi ten tie patys strekiniai šviestuvai tinka, nes ir būna tokių atvejų, kad paprasčiausiai koridoriai sumontuojami baldai ir visos durelės trenkasi į tos šviestuvus. Oho, 40. Duris 260. Maišo lempos. Kaip daryti? Ką daryti? Reikia tokius dalykus apgalvoti ir pačiam starte, jeigu dizaineris padarė kažkokių tai klaidų, paanalizuoti ir ištaisyti. Vat toks vaizdo įrašas gavosi apie mifus. Nepraleiskite kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso, iki sekančio. Sėkmės. Gerų projektų.